Sveiki, tik ką aprodžiau 2 kambarių butą 2 klientams. Abu klientai nori išsinuomoti butą, tai yra viena dirbanti pora ir mergina su gyvūnu. Ir įvyko toksai mini konfliktas dėl diskriminacijos. Abiem klientam buvo užduodami tie patys klausimai. Tikrai neturiu nieko prieš gyvūnus. Tačiau kas įvyko? Kadangi butas yra pakankamai brangus ir savininkas norėjo, kad aš kiekvieną nuomininką patikrinčiau, tas, kuris nori jau išsinuomoti, tai abiem klientam buvo išsiųsta anketa, kur jie turi užpildyti, atsakyti tai yra į klausimus ir turi būti duotas sutikimas, kad galėčiau patikrinti jų pateikiamą informaciją. Tai yra žmogaus kreditingumas, darbovietė, ar tikrai yra sutartis, galbūt kokios pajamos, plus minus, tai tikslių pajamų tikrai nereikia. Ir kas šiuo atveju vyko, tai pora man viską pateikė, tiek atsakymus, tiek sutikimą. Mergina su gyvūnu, jinai pateikė atsakymus, tačiau nedavė sutikimo patikrinti duomenų. Tai šiuo atveju su savininku sutarėm, kad nuomosim butą porai. O mergina su šuniuku galbūt, suprantu, liko įsižeidusi ir ji, kaip sakyt, ji įsižeidė ir pradėjo sakyti, kad neva aš diskriminuoju. Bet tai nėra jokia diskriminacija. Tai, kaip ir minėjau, buvo pateikti klausimai vienodi tiek porai, tiek merginai su gyvūnu. Abiejų prašiau sutikimų, tai vienas pateikė, kitas nepateikė. Tai, taip ir įvyko, kad savininkas pasirinko žmogų, kuris nieko neslėpė, pateikė duomenis. Tai tiek. O šiaip tokios situacijos, kaip sakant, verčia augti ir tobulėti. Taip kad vien sutarčių nuomos tikrai nepakanka, 2 mėnesio depozito tikrai nepakanka. Reikia visada patikrinti pateikiamą informaciją iš nuomininkų. Tai tiek, iki.